Štai šios gražios gėlės yra pačios mėgstamiausios Italijos šeimininkių, nes iš jų galima pagaminti nemažai puikių, o svarbiausia naudingų mūsų sveikatai patiekalų. Ir jos vadinamos artišokais. Tad šiandien ir vėl jūsų dėmesio laukia video receptas neįprastų egzotinių patiekalų mėgėjams. Sveiki, mėlieji Devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad likote kartu. Tai nepamirštam geros nuotaikos ir einam ieškoti artišokų. Pagal statistiką daugiausiai artišokų per metus sunaudojanti šalis yra Italija. Ji taip pat ir vienas iš didžiausių artišokų augintojų bei eksportuotojų į kitas pasaulio valstybės. Nenuostabu, kad kiekvienas Italijos regionas ir nedaugelis šeimų turi savo tradicinius artišokų gaminimo receptus, kurie tiesiog yra perduodami iš kartos į kartą. Ir šis artišokų receptas atkeliavo iš Italijos. Aš šiandien naudosiu 4 artišokus. Taip pat mums reikia pasiruošti dubenį su vandeniu, į kurį įspaudžiame pusės citrinos sultis. Šiame vandenyje mirks paruošti gaminimui artišokai, kad nepatamsėtų, nes jose yra nemažai geležies. Ir prapjautas artišokas, gavęs oro, tiesiog akimirksniu oksiduojasi ir ruduoja. Nors artišokas yra gana didelis, valgymui tinka labai maža jo dalis. Valgomas tik pumpuro pagrindas ir mėsinga apatinė žiedlapių dalis, bei vidinė koto dalis. Todėl kotą reikia nuskusti ar nupjauti sluoksnį gana kietos dalies ir palikti tik minkštą, sultingą koto vidų. Tai ir bus tinkama naudojimui. Kaip jau minėjau, visas nuvalytas artišoko dalis iš karto nardiname į parūgštintą citrinos sultimis vandenį. Artišoko kotas taip pat neišimtis. Nuo pačio artišoko nuskabomi apatiniai augalo žiedlapiai, nes jie yra labai kieti ir nevalgomi. Taip pat nupjauname nuimtų lapų likučius ir nuvalome likusią koto dalį. Visą artišoko žiedą apipjaustome įstrižai. Ir nupjauname susidariusią viršūnę iki žiedo šerdės. Žiedo šerdis taip pat nevalgoma, nes joje yra labai nemalonūs plaušeliai. Daugelis artišoką laiko daržovė, bet šis augalas tikrai nėra nei daržovė, nei vaisius. Tai tiesiog valgoma gėlė, kuri Europoje nuo seno buvo naudojama maistui. Dar 8 amžiuje prieš mūsų erą artišokus apdainavo net Homeras. Šis augalas labai didelį populiarumą turi Viduržemio jūros regione. Ir kaip jau minėjau, didžiausia artišoko vertintoja ir augintoja yra Italija. Artišokų patiekalai yra ne tik skanūs, bet ir naudingi mūsų sveikatai, nes yra vieni iš turtingiausių mūsų organizmui taip reikalingų antioksidantų turėtojai. Šis augalas valo kepenis, gerina skrandžio ir žarnyno veiklą. Artišokose yra nemažai magnio, kalio, vitamino C, medžiagų naudingų mūsų akims, taip pat juose yra gausu medžiagų mažinančių cholesterolį ir cukraus kiekį kraujyje, todėl tinka sergantiems diabetu. Artišokose yra nemažai skaidulų, o svarbiausia, kad vidutinio dydžio artišokas turi tik 60 kalorijų. Nors artišokai turi labai daug vertingų mūsų sveikatai medžiagų, bet vis tik yra, nors ir labai nedidelis procentas žmonių, kurie šiai valgomai gėlei gali būti alergiški.
Perkant artišokus reikia žiūrėti, kad jų galvos būtų kietos ir sunkios. O jei negaminsite tik nupirkus, juos rekomenduojama laikyti šaldytuve, plastikinėme sandariame maišelyje. O kad neprarastų drėgmės, galima šiek tiek apipurkšti vandeniu. Su artišokais yra labai gausu įvairių receptų. Iš jų gaminami tiek karšti, tiek šalti patiekalai, kurie pagrinde naudojami kaip garnyras. Šiandien mūsų gaminamas artišokų patiekalas skanus tiek karštas, tiek ir šaltas ir puikiai dera su mėsos kepsniais. Paruoštus artišokus paliekame mirkti parūgštintame vandenyje, o mes pasiruošime įdarą. Šiek tiek pasmulkiname pundelį petražolių ir 3-4 skilteles česnako. Labai smulkiai pjaustyti nereikia, nes mes juos atiduosime smulkintuvui, kuris puikiai susidoros su smulkinimo užduotimi. Taip pat į smulkintuvą keliaus ir dalis artišokų kotų. Viską susmulkinus, beriame kelis valgomosius šaukštus žiūvėsėlių trupinių ir gerai permaišome. Šiame etape galima įpilti ir šiek tiek alyvuogių aliejaus ir įberti druskos, bet tai galima padaryti ir vėliau. Dabar mūsų laukia gana atsakingas darbas. Šiuo įdaru reikia užpildyti artišokus. Artišokų pumpurus atsargiai, labai nelaužant reikia išskleisti. Ir tiek patį vidurį, tiek tarp žiedlapių prikimšti įdaro. Tai užima nemažai laiko ir reikalauja kantrybės, bet galutinis rezultatas to vertas. Taip paruoštus artišokus sudedame į puodą. Taip pat į puodą keliauja ir likusios kotų dalys. Šiek tiek druskos ir alyvuogių aliejaus. Įdarą, kuris liko, kurio nepanaudojome, taip pat sudėsime į puodą. Ir užpilsime šaltu vandeniu taip, kad artišokai būtų apsemti maždaug iki pusės. Kažkodėl tai puodą reikia uždengti ne dangčiu, o kepimo popieriumi. Kodėl? Negaliu atsakyti, nes recepto šeimininkė taip pat nežinojo. Tokį receptą ir tokį artišokų gaminimo būdą jai perdavė jos italė uošvienė. Artišokai virs ant vidutinio kaitrumo apie 50 minučių. Prabėgus pusvalandžiui rekomenduojama paragauti padažą ir jei trūksta druskos, jos dar šiek tiek įberti. Man druskos dar šiek tiek norėjosi, kad būtų, tai aš dar šiek tiek pasūdžiau.
Galutinėme rezultate man gavosi štai toks patiekalas. Puikaus aromato ir įdomiai bei neįprastai atrodantis. Ragausime. Artišokas valgomas tiesiog rankomis. Imamas pumpuro lapas ir nuvalgoma balta minkšta dalis. Labai neįprasta, bet skonis puikus, mums patiko. O pumpuro šerdį tiesiog reikia išimti, nes, kaip jau minėjau, ji yra nevalgoma dėl joje esančių dygių plaušelių. Rekomenduoju pagaminti ir paragauti. Manau, kad ir jums patiks. O dar daugiau įdomių naudingų mūsų sveikatai bei neįprastų patiekalų jau laukia jūsų dėvijoje. Nuorodos jūsų patogumai paliktos. Žiūrėkime, gaminkime ir dalinkime savo įspūdžiais komentaruose. Belieka padėkoti, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū už pirštelius, sugaištą minutę nuomoniai parašyti ir Devijos kanalo palaikymą prenumerata. Iki.